ateik, pasakyk, labas rytas. Ne. Šalta labai čia rytais, nes reikia pakurti pečių. Sveiki atvykę mūsų vlogą. Šiandieną mes būsim kaime, einam pažiūrėti, ką mama veikia. Čia, o, šaunuolis. O, šitas. Šnekant, nebesupratau, varlukai reikia. O! Ne, prašau. O, Dieva. Šiandien bus čia Orintos virtuvėlė. Kavos noriu. Yra taip, tu žinai, ko tu nori, bet esi privers daryti, ko tu nenori. Ne, tėti, žinai, kas čia yra, žinau, reikia degtukų. Pas mumis irgi tai buvo, nepaim dujos. Taip, kur yra degtukai? Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now, just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if Einam vilkų ieškot vaikai. Matai, čia dalim galiu praplėšti. Praplėšiu. Gerai, gerai, Jonai, viskas gerai. Nu, atvažiavom mes į mišką, tik kad pradėjo lyti lietus. Įskepsim pietus čia. Mes visi taip atrodom. Pažiūrėkit, ką radom. Tuoj. Kur meška gyvena? Kur meška gyvena? Ateik. Greičiau, greičiau, bėg, bėg, bėg. Pas močiutę? Aha. Patiliukai. Ten gali būti meška. Žiūrėk, upė. Čia vasara visai gražu jau. Aha, medis kaip išsirovęs. Žiūrėkit, kokia upė graži. Bet čia vasara faina visai. Nu jo, bet čia nemanau, kad galima. Čia, žinok, vasara, jin jaučiu patvinst ir čia būn visur vien vanduo, žinai. Gražu tau čia, Adamai? Ten norėjai. Ten sausiau, matai. Nainam ten. Ten. Čia nepatinka? Bet jau atvažiavam tik vakare. Nu, Dana. Mama sakė, čiagą grybą rado. Einam pasižiūrėti, nes aš kažkaip abejoju. Einam pasižiūrėti, močiutė sakė, čiagą grybą rado. Jinai nori labai gerti, aš buvau tėtį padovanoju iš čiagą su česnaku, tabletės. Nu, jau radot? Kur? Tai kaip jisai pasieks? Einam žiūrėti. Nu gal ir čiagą. Čiaga čia tikra, o tenai kokia diduma. Kur yra? Va, viršui. Va, kas žinot iš sekėjėlių čiagą čia ar ne? Tai ką tu su to grybu darysi? Dabar taip, jį reik tos juodulius nuimti, nuplaut gerai.
bet pirmą reikia siekti. Ir paskui jie tokie kaip trupiniukai yra. Ir juos, kai vandenuks užvir, biškitų įdėti kokius gal 3 valgomus šaukštus, įdėti, užpilti nesuverdančiu, bet truputėlį turi vandenuks pastovėti. Užpilti ir į termusą. Ir geriau, kad pastovėtų pusę paros. Ir gerti rytą vakare. Ir mano kolegė gerti tikrai ant veido odos, tai labai matos poveikis, labai žarnynai. Ir taip graži oda. Mano graži. Aš tai neskaičiau, kaip jas reikia ruošti. Bet jų labai retai būna. Matai, čia yra tyrelis labai, kaip senas. Beržas turi sirgti tą ligą. Čia yra beržo grybas. Jisai sergantis yra ir iš to sergančią beržą atsiranda šitie va. Nes matai, beržas koks senas yra. O ten va labai didelis yra vienas. Mama, Čiagos grybų ieškotoja. Senelis rado. Kur parodyk einam? Tik nepamest tos vietos. Ieškom beržą. Ieškom. O kur tu čia matei? Palauk, čia ne. Bet labai Gintarė aukštai žino. Čia daugiau nėra beržų, mama? Yra. Bet labai aukštai buvo. Ir sako, tėtis, mes tikrai nepasieksim jo. Kur va, ten vienintelis toks beržas? Va čia va, po tą pusėje. Mančių galvas. Žiūrėkit, kiek čia tų medžių. Va. Žiūrėk, koks didumas. Bet tai kaip ir reikia pasiekti žembas. Kur? Tu jo niekaip nepasieksi. Ai, va, matau, jo. Va, žiūrėkit. O, labai aukštai. Matot? Draugit čia siunti? Patinka tau, Leonardai, laužą kurti? Taip, visada. Operacija, pasimk. Operacija, čiaga, padėkim mamos grožiui. Operacija Green Inferno. Jeigu paliekam. Jeigu mama graži. Operacija čiaga. Geri mažiuką reikia tarp tų smulkių šakų. Ten? Einam tarp smulkių, Ginta. Bet aš kažkaip vis tiek bijočiau pati darytis, aš pirkčiau. O čia va, žiūrėk, jau senas. Va. Tai kokia senas? O čia eina meškut, va, matai jau pakeisti. Senas kerpės. Čia mes yra. Čia mes rasim gyvą. Žiūrėk, Čiaga. Ai, jo, kažkoks panašus. Oho. Šitaip nupjauti. Atsargiai. Taip reikia išilgai. Va. O, Iš čia supuvęs. gerai, toks turi būti. O tas. Čia va, vidai gal. Va, grynas vaistas. Pažiūrėk, patrinsi veidą. Geriau atrodo. Padaryk taip, atsuk į mane ir nusišypsok, pala. Aš jį radau. Paskui vėl Ramadanas ateis, nenoriu. Žinai, mama visą gyvenimą naktim valgydavo, nes kaip Ramadano gyvendavo. Iš nieko. Dieną nevalgo, naktį prasideda valgymus. O tai nieks nemato, reiškia, nežino. Dėl galvoja, dėl ko jinai išėjo kitą kambarį gulėti. Nu, jie pavalgė, nu, jie ten. Mano mama, žinok, gulėdavo naktį, pažiūrėjau, iš miego, antrą nusėsydavo, šaltuvą prasidarydavo, lašinukų, duonos, padažą. Nu, paskui išėjo, lau parūką. Labukas, mes jau grįžom iš kaimo. Ruošiuosi į šarvojimą. Klausim mano tikrą tėtį.
Tai dabar šiek tiek tokios istorijos, kol pasiruošit su manim, pagalvojau gal papasakosiu kaip kas, kadangi tą savo gyvenimo pusę aš nelabai dalinuosi, bet kadangi jau nusprendžiau, kad galime pašnekėti apie tai, tai kodėlgi ne. Tai mano tėvai išsiskyrė, kai man buvo 3 metai, tai aš buvau dar labai jauna. Ir mano mama sukūrė kitą šeimą su mano dabartiniu tėčiu, kuris mane užaugino nuo maždaug 5 metų. Tai visą gyvenimą jis man buvo, mano patėvis man buvo mano tikras tėtis ir taip yra. Žodžiu, su savo tikru tėčiu aš ryšius palaikiau iki maždaug 20 metų ir pastaruosius va taip 12 metų, gal mažiau, pastaruosius 10 metų mes neturėjom jokio ryšio. Susirašydavom, nei suskambindavom, nei susitikdavom. Kodėl ryšys nutrūko, aš nežinau. Tiesiog aš sukūriau savo šeimą ir kažkaip jis išsiskyrė su savo, nes kai mano mama susituokė su mano patėviu, tai susirado kitą moterį ir todėl aš turiu Aistę sesę, kad žinot, iš mano senesnių vlogų, su kuria tiesą pasakius irgi dabar nebebendraujame apie metus laiko ir nežinau, kodėl nutrūko tas ryšys, tiesą pasakius, nežinau. Bet ką norėjau pasakyti, kad aš visada pas tėtį nuvažiuodavau, žodžiu, kai būdavau maža ir per naktį pasilikdavau. Ir kažkaip aš jį prisimenu iš tų tokių laikų, kai būdavau maža visai, kai dar eidavau mokyklą. Tada aš išvažiavau studijuoti į Daniją, bet dar kai grįždavau, aš dar nuvažiuodavau pas jį ir aplankydavau, o po to kažkaip mes tolom. Aš susituokiau, iš tiesų aš net savo tikrą tėčio nekviečiau į savo vestuves. Nežinau, aš jo nekviečiau, aš nieko iš savo giminės tos tikros nekviečiau. Ir nutrūko tas ryšys ir aš su juo nebebendravau, žodžiu. Ir nežinau, kodėl jisai įsikraustė į kitą miestą, nebegyveno Šiauliuose, aš tuo metu gyvenau užsienį, kai grįžau į Lietuvą gyventi irgi kažkaip su juo nesusisiekiau. Kažkaip man atrodo būdavo, kad jis ten man parašydavo, su gimtadieniu pasveikindavo ir panašiai, bet sakau, to tokio bendravimo nebuvo, mes labai atitolom ir viskas. Galbūt, kol aš mažesnė būdavau, tą ryšį lengviau būdavo palaikyti, kai užaugau, nutrūko tas ryšys. Ir, žodžiu, kaip ir aš savo gyvenime turėjau tėtę, savo patėvį ir turiu dabar dar jį, ir man jo netrūko mano gyvenime. Žinot, va taip susidėliojo viskas, nežinau, nemoku paaiškinti. Kai nuo tėvai išsiskyrė, galbūt suprantat, apie ką aš. Tai man kažkaip jo ir netrūko. Ir po to aš prieš kažkur 3 metus gal sužinojau, kad jis serga vėžiu. Ir nežinau, kažkaip sužinojau, kad jis serga, jis pas mano mamą iš tikrųjų ateidavo daryti į ligoninę rentgeną, tai man mama pasakydavo, kad jam vis blogiau. Ir prieš pusę metų, grinai praeitą vasarą, aš sugalvojau, kad aš labai norėčiau su juo susitikti. Žinot, mes nei susipykom, nei ką, tiesiog to ryšio nebuvo ir viskas, ir nebesusitikom. Tai aš jam paskambinau ir jis atsiliepė, aišku, atpažino mane. Tiesiog pasakė, kad per daug laiko, žinot, praėjo ir dar plus jam jau buvo ta liga labai paūmėjusi, tai dar ir man atrodo dėl tos priežasties jis nenorėjo susitikti, nes kadangi jis prastai jautėsi ir tikriausiai labai prastai atrodė, ne visi nori tokioje stadijoje susitikti, žinot. Todėl mano paskutinis šansas jį pamatyti, su juo pabendrauti, kaip ir sudegė, nes aš kažkaip norėjau labai susitikti su juo. Nežinau kodėl, taip jaučiau, kad norėčiau susitikti, pasišnekėti, bet
jo, galbūt per sunku jam buvo matyti mane ir jis nenorėjo, kad aš jį matyčiau tokioj stadijoje. Vis dėlto ir daug tų metų praėjo, ir daug to laiko praėjo. Ir gal jis jau nebematė prasmės. Todėl mes ir nesusitikom. Ta paskutinį kartą iš jo toks buvo kaip ir paskutinis šansas, realiai, prieš mirtį susitikti. Kai man pranešė, kad jis mirė prieš porą dienų, tai iš tikrųjų tokie labai įdomus jausmai. Man buvo, aišku, labai kažkaip skaudu pirma buvo. Labai skaudu dėl to, kad aš vis dėlto nenuvažiavau pas jį, bet aš bandžiau susisiekti ir jis man pasakė, kad nenoriu susitikti. Kažkaip labai skaudu dėl to fakto, kad mes nebesusitikom tą paskutinį kartą. Ir dar aišku, kas man labiausiai nepatinka toje visoje situacijoje, kad jis mirė dėl ligos ir tiesiog negalėjo nugyventi normaliai to savo viso jam duoto gyvenimo, kad liga jį pasiėmė. Ir aišku, tas faktas dar, kad jis mirė nuo vėžio ir man pačiai auglys išoperuotas prieš 2 metus. Piktybinis, tai visokios dabar mintis tas kelias dienas lenda į galvą ir bijau aš dėl savęs labai irgi. Ir man atrodo, ta baimė galbūt visą gyvenimą man bus. Šiek tiek visada aprimsta ir tada vėl kažkaip ateina ir vėl aprimsta ir man atrodo, čia aš nuo to nepabėgsiu, bet kai pagalvoju pati, tai gan gerai aš dar visai laikausi ir tvardausi ir mažai iš tikrųjų, ypač šiais metais, praeitais metais daugiau, bet šiais metais gan mažai aš apie tą visą auglį savo galvoju, visą savo praeitą ligą. Ta prasme, man pasisekė, aš nebesergu. O mano tėtis, kai jisai sužinojo, taip ir niekada nebeišsigydė. Tai žodžiu, toks yra ir skirtumas. Iš vis šie visi įvykiai, tiek mano tėtis dabar leidžia suprasti, kad koks gyvenimas iš tikrųjų yra neprognozuojamas ir trapus. Kaip iš tikrųjų reikėtų į viską kitaip žiūrėti ir daryti dalykus, kuriuos norime, nelaukti ir tiesiog gyventi čia ir dabar, nes tu niekada nežinai, kaip tavo gyvenimas susiklostys, tu gali planuoti, neplanavęs, bet gyvenimas visada bus gyvenimas ir tu niekada nežinai, kaip kas bus. Todėl ir jums siūlau tiesiog darykit, gyvenkit, džiaukitės ir vertinkit tai, ką turit, vertinkit savo sveikatą, tiesiog vertinkit savo gyvenimą. Nes kad ir koks jis bebūtų, jis jums duotas vienas ir nieko gyvenime neturėt, bet turėti sveikatą ir tiesiog gyventi. Neturėti jokių turtų, neturėti, nežinau, nieko, bet turėti sveikatą ir galėti gyventi ir tiesiog džiaugtis, kad esi. Todėl mes su mama šiandien eisim atsisveikinti su žmogumi, kuris kažkada buvo dalis mūsų gyvenimo, kažkada buvo dalis mūsų istorijos. Aš visą laiką jį mylėsiu ir visą laiką būsiu jam dėkinga už tai, kad esu, nes be jo tikrai nebūtų manęs. Žinot, aš visą gyvenimą jam būsiu dėkinga, kad jis mane sukūrė, jis man davė gyvybę. Ir taip labai gaila, kad viskas jam taip susiklostė gyvenime. Norėčiau, kad būtų kitaip. Galbūt pažiūrėjus atgal galėjomės ir išlaikyti tą ryšį ir viskas galėjo būti kitaip, bet yra kaip yra ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad turėjau garbę kažkiek jį pažinti, kad visiškai nebuvo taip, kad iš viso aš jo nepažinočiau, turėjau garbę jį pažinti, jis manim rūpinosi kažkiek tai ir jo, tai geras mintis. Aš jį visada prisiminsiu, gal aš ne taip, kaip
nes aš nelabai žinau, kaip jis pastaruoju metu atrodė, bet aš visada jį prisiminsiu, kai dar būdavau maža, kaip aš jį nuvažiuodavau ir tokią aš jį bandysiu prisiminti visą laiką. Jo, džiaukitės šiandieną, nes tu niekada nežinai, kur tu būsi rytoj.